Nu tai sveiki žiūrovai, vėl sugrįžom į žaidimą. Žaisim The Forestą. Šiandien nežinau, ką šiandien darysim. Perit neperysim, aišku. Bet mums reikia kortočkos. Ir galim perit šį žaidimą netgi. Ką keliaujam į tą vietą. Šiandien planas bus pasiimt flare guną. Ir pasiėmus flare guną galėsim dar nueit kortočkos pasiimt. Kas čia buvo? Nu nesupratau, bet kas per lags. Ne, aš reikėjo dieną geriau eit. Gudruotis jo bent. Ой, блядь. Gerai. Vėl, blėt, paspringau. Žinau, kad kažkur netoli tas gimbas turėtų būti. Flare guns. Žinau, kad į tą pusę kažkur. Visai neseniai žaidžiu šitą žaidimą. Gal prieš porą mėnesių. Tai variau pereit. Pasidrai norėjau biškį. Ir pamenu, kad labai į dešinę pusę. Nuo tų namelių. O, čia priešas mūsų yra, nice. Taip ir radom. Gerai, nereiks atskins, galėsim iš karto greit tą pasiimt. Kortočką, ten biškį rimčiau bus. Nu, kažkaip bėg. Tai nesutranškai čia paskui. Pasikursim laužą nuvarę. Ir tada galėsim kitam video perėt žaidimą. Tada eit žaist antrą dalį. Ten galvoju isterijos, kur visai rimtas. Arba ne, nežinau. Pažiūrėsim. Pabaigiu šitą video ir tada varysiu Resident Evil režim žaist. 5 eurų žaidimą mokėjau. Steam'e šiam 9 kainavo. Ten nusipirkau už... Nebui nusipirkau už 5 eurų. Įsivaizduoju, žiūrėjau. Žiauriai geras games. Žiauriai geras. Davai, greit. Gal varyk atgal. Šiaip galėčiau daryti challenge, kad 100 dienų bandyti išgyventi žaidimą. Kiek aš buvęs išgyvenęs. Kaip čia yra? Va, 0 dienų. Okay. 100 dienų jeigu reikia, pavyzdžiui, gyventi. Galėtumėm, bet, nežinau, tingi. Galim pasiimsim kortelę. Ne, bet mums iškaitim. Nu šiek to kortelę gal lengvai gali pasimti, nes kovoti nieko nereikia. Jeigu pavyks, taip kaip aš noriu, pagal mano planą maždaug, tai
Turėtume labai greitai pasimti. Kur šių, blėt? Šiaip šis žaidimas žiauriai įdomus yra. Šios įpėrės gal 4 kartus. Biškai atsibojęs, aišku. Antra dalis žiauriai gera. Ypač statybos. Geriausia dalis būtų žaidimo ten. O čia tai irgi šiaip neblogas. O. Sveika, tą suvalgėm. O, tai tau ir kanibalai. Gal nepuls? O kaip kurva nepuolė, blėt, įrodai. Nepuls, iš karto įsipuolė. Iš veičių vieną tai mažą nepasirodė. Oi, kuro. Klaunė. Va, klaunė tu. Bet gėda čia gėda su jumis. Negaliu. Man atrodo, aš turiu kelis achievementus norėčiau gauti. Yra kažkoks achievementas, kur 10 dienų nebūtų nevalgius to žmogienos, man atrodo. Ar kažką. Ne žmogienos, man atrodo, mėsos. 10 dienų, man atrodo, 100 dienų. Ai ne, finish game without eating tuo, tipo, šitas mėsos. Aš nežinau, ar esu valgęs gyvūno mėsą šitam žaidime ar ne. Nes yra kažkoks achievement, tipo, veganas, kaip vadinas. Tai gerai, toks antiklų turiu šitą. Tai įsiseinam žaidimą. Vieną dieną išgyvom, dar 9-9 būtų likusios dabar. Šiaip reikėtų dar šitų filierų, bet man atrodo kažkur gali jų rasti. Nes čia yra, matau. Iš viso 12 kulkų. Varom kortočką pasiimsim. Ir galėsim varyti. Šiaip galėčiau visai itemus pasirengti. Družbą galėčiau pasiimti. Modernai akciją. Bet tingi. Tai nedarys nieko. Tada čia reiks ateit. Mano, čia man atrodo, jei neklystu. Ir tada tenais galėsim leisti pabaigą. Ir pereisim žaidimą. Nes žiauriai noriu antrą dalį žaist. Nes nesu perėjęs. Bet turi 7 valdų, bet nespėjau. Aš vienas statau tam žaidime. Kiek žinoma, nežinau, gal to veganų ten yra. To achievemento. Ar gali žudyti gyvūnus, ar negali žudyti ir valgyti. Ar tik valgyti negali. O, kanibals. Pareim. Tolimėsim, bet sulaužysim galvą jam, bet sulaužysim jam kojas, kur rodėtų. Ui, tu nauk nepataikiau. Klaunė tu. Pabėga draugelis. Atbailis, apsidyžęs. Kas ten? Ką jūs čia daro? O, papai. Papai. O, bля. Bля, tai faina. Aš pamenu šitą žaidimą pirmą kartą ant laptopo žaidžiau. Taip lengvai nekovodau. Oho. Kokia maži CC dydis. Gerai, nesvarbu. Ant laptopo, kai žaidau, tai taip easy nevarydavau čia su jais. Šitam varom į tą kievą, aš ten geriau žinau.
labai dabar toliai. Aš spalą nematau. Gerai, aš šiaip dažniausiai gyvenu toj vietoj visą laiką. Gyvendavau šitam žaidime prie paplūdimio. Bet antrąjį dalį, aš antrąjį dalį gyvenu vidurį miško, nes turiu tokią vieną vietą, kur žiauriai atvira. Ir aš ten gyvendavau visą laiką. Ir šiaip veiksmo daugiau, užpuoltų yra dažnai. Gerai, varom. Šitą keivą patikrinam. Nu, nepatikrinam, žinau, kad čia reikia. Turiu požiūrį, kad turiu, ne? Greitai apžiūrim. Čia man atrodo priešų gal nebus. Tiksliai nežinau. Žinau, kad bus Ramzas. Gordonas Ramzas, jo. Ir tada... Ką žinau, daugiau nevisai. Tik pat į kurią pusę dabar leistis klausimas. Man atrodo, čia reikia įti. Bet nepalautų čia. Bandom eiti per čia tada geriau. Čia gal nusileis, kad taip pavyks. Čia kūdikėlį dabar bus, ar ne? O, nice. Va, įpasam biškį. Drama. Bet čia 3 kaulai tik. Kunigėlė, žiūrėk, rūbai. Ei, tau. Nu, tai va, kažkas panašus į chalatą. Ai, čia chalatas tiesiog. Tas pats. Ir tada rytoj. Ne, tiksliai ne rytoj. Kai turėsiu laisvą laiką, galėsiu perėti šitą žaidimą. Kitam stream'e perėnam šitą žaidimą. Tinga šį žaisti. Nors būtų faina šiaip pabaigti visiškai žaidimą. Visus genus susirinkt. Viską. O. Blet, kas šitie klounai čia kurva? Nu, pala. Gerai, ką darom tada? Pasiemam biškį šarvų, kad jau rodai čia neužpultų ir varom tada. Opa. Beje, aš pamirštu, kad aš turiu 60 FPS jobą. Žinai, ten ne ant laptopo baigti man čia. Šitų nevykėlių. Va. Sumetu jų lavonus va čia va. Ir kuro visus pakuriu. Ir pasidarau šarą. Jeigu šitą kuros nevalas vadovas. 111? God damn. Tuoj mes čia pakursim kaip visus. Ir tave dar. Čia 2 vietos, ką? Aš vis dar galvoju, kur tiksliai. Pavarom čia tiksliai. Čia, kiek žinau, čia nieko nebus šitai vietoj. Čia, man atrodo, kūdikiai apačiai yra. Laukiam, kol sudegs ir galėsim varyti. Ja, tai pabaig šitą žaidimą, o per Sons of the Forest tai varysim rimtai jau žaisti. Na šitą žaidimą yra visi žaidimai. Bet Sons of the Forest visi irgi žaidė.
Bet gal šarvų nereikėdavo apsimauti. Niek tokia vieni šarvų, nieko tokia. Kaip ernis dabar. Bet ar verta čia eidavo? Dinamičiokas? A, bet čia tik kiek yra. Bet šitas vietas aš neprisimenu. Lietkia kanibalo, eiksim nahui. O, pašal nahui, rodė. Ko, sustoja vidury kelią gal. O, šitas viskas aš neprisimenu. Bet aš visai atrodo neseniai žaidžiu žaidimą, bet prieš gal 4 mėnesius, kas visai čia, net didelis laiko tarpas. Su mano tokia atmintim, tai gerai man čia tada. Va, apie ką aš kalbėjau. Čia vieta. Kažkaip pavyko gal nušokti. Mažas foksinis kortas, ką turim, savo galim pydinti. Oi. Jau žaidimą perėjom, realiai. Kažkelį gyvybį neteko, aišku, viską. Gerai, turim kortas, viskas. Sahara. Parašyti, jo. Antra dalis tai sunku žaidimas iš tikrųjų yra. Netgi ant normal ten blemba visai sudėtingai. Dar norėčiau kažką gal nufilmuoti čia, nes šiandien daug laisvo laiko turiu iki 7. Tai aš galiu nufilmuoti dar kokią seriją. Minecraftas? Ne, Minecraftas man buvo. O Robloxą. Roblox reikia filmuoti. Taip. Jokai. Nieko nefilmuosiu. Nufilmuoju šitą. Arba galiu perėti žaidimą šiaip. Blet, okei. Давай šviesk. Gerai. Nu ką, viskas. Tai kaip ir realiai pabaigėm žaidimą vos ten. Paėmėm iki to seivą, įsiseivam žaidimą ir galėsim pabaigti. Tada, kai atsiras laisvą laiką, tampau lanką, žiūrėkit. Patampyt lanką sugalvojau. Kas tą medą, blėt? Okay. Opa. Šiaip dar reiktų pasimti tą... Ai, ne, aš turiu jį. Ok, tai nereiks. Aš pamenu ant laptopo, kai žaidau žaidimą, aš šitą negalėdavau iš vieną kartą nuimti. Aš man turėdavau į žemę trankyti, nes jis man dingdavo, kai aš arti prieidavau prie jo. O dabar, pam, gražiausiai, vienas. Man įdomus šis žaidimas, labai.
Atsimenu, kai pirmą kartą žaidžiu, aš niekada nesu su nieko žaidęs šitą žaidimą. Vienas pats taip žaidžiu. Visus žaidimus vienas pats žaidžiu. Šiaip šitą būtų faina 100 dienų padaryti challenge išgyvent. Tai padaryti serijas, pavyzdžiui. Jeigu norėtum tokių serijų, žiūrėjau, parašykite komentarus. Tai padaryčiau 100 dienų išgyvent šitam žaidimą. Galėtum surinkti visų mobų galvas, pasikabinti ant sienos. Dar visokių projektų. Būtų achuienai. Gerai, žiūrėjau, tada like, subscribe, pakomentuojate apie tą, ar norėtumėt 100 dienų, kad išgyvenčiau. Šičia, pavyzdžiui. Pirmam Deforest ir antram Deforest. Tada galėčiau atskiras serijas padaryti. Tai va, tai gerai. Viso gero. Žiūrėjau.